Labas, Aivarai. Labas. Tai šiandien noriu tave pakalbinti bendrai aišku ir apie projektą, prie kurio dirbam, GetFunded, bet gal pradėti norėčiau nuo to, kad šiek tiek papasakotum apie save, kiek laiko dirbi su projektais, kiek laiko šitoje rinkoje esi. Tai tokį truputį tavo backgroundą sužinoti. Geras klausimas. Su ES projektais dirbu jau nemažai laiko. Šitą rudenį suėjo pakankamai apvaldi suma. Galima sakyti, kad rimta proga švęsti, nes 20 metų jau kaip dirbu su šitais. Sveikinu. Su aplodismentai. Ačiū. Tai 2002 metais pradėjau rengti projektus. Dar dirbau privačiam sektoriu kitoje įmonėje, ten startavau. Dar gyvenau Marijampolėje. Tenais parašiau porą projektų, jie gavo finansavimą ir paskui išsikraušiau Vilnių, nes reikėjo daugiau erdvės, daugiau galimybių saviveiklai ir daugiau pasiekti. Tai ir nuo to laikotarpio ir rengiu projektus, nes daugiau nieko kito gyvenime nemoku, tik tai gražiai įtikinamai aprašyti tai, ką nori klientai padaryti. O dabar vis tiek 20 metų yra ilgas laiko tarpas, ar ne? Ar galėtum išskirti, kaip dažniau, ar verslas ateina aiškiai žinodamas, kad aš žinau, kad yra tokia priemonė, mes norim pasiimti finansavimą ir padėkit parašyti paraišką, ar ne? Ar visgi dažniau susiduri su tuo, kad verslas pats ne iki galo žino nei pačių priemonių, nei kurios tinkamos yra, sakykime, ir labiau ateina su tokia žinute, kad ar galit man padėti susirasti, iš kur gauti finansavimą, ar ne? Dažniausiai pastarasis atvejis yra labai retai pasitaikė, kad kreiptųsi verslas žinodamas konkrečios priemonės pavadinimą, į kurią norėtų pretenduoti. Tai labai mažai tokių ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti, kad tokiu atveju yra buvę. Tai tokiu atveju įdomus bendravimas vyksta su įmonė, nes tuomet žinai, kad įmonė arba yra labai gerai apsiskaičius, arba ją tiesiog apšvietė konkurentas, o įmonė ieško galbūt konkurencingesnės kainos. Gali būti toks atvejis, bet didžiąją dalimi įmonės kreipiasi visiškai nežinodamos nei už ką gali gauti finansavimą, nei kiek savų pinigų, sakykime, reikia prisidėti. Tiesiog teko girdėti ar gandus, ar iš konkurentų, ar iš tiekėjų, ar pagaliau internete skaityti, kad yra galimybės pasinaudoti finansavimo, bet nesigilinant už ką ir kaip. Tai ar galima būtų daryti išvadą, kad trūksta tiesiog kažkokios susistemintos informacijos, kad verslas galėtų pats susirasti ir dažniausiai nesusiranda dėl to, kad yra tiesiog per daug visos informacijos visur išdėliota? Tikrai taip. Per tiek metų dirbant tikrai pastebiu tokią tendenciją, kad informacija apie finansavimo galimybės yra labai decentralizuota. Finansinės paramos administravimo sistema yra pakankamai didelė ir įvairias priemonės valdo skirtingos agentūros. Todėl verslui susigaudyti šitoje sistemoje yra pakankamai sudėtinga. Jau nekalbant apie tai, kad norint kažką tai paskaityti ir sužinoti, tos informacijos yra begalė ir reikia žinoti, ką skaityti. Iš kitos pusės, netgi suradus, ką skaityti, reikia mokėti skaityti, nes tai būna parašyta biurokratinė kalba, paminėti įvairūs reglamentai, nuorodos į kitus teisės aktus ir visą tai suprasti žmogišką kalbą iš tikrųjų yra sudėtinga. Pagaliau tam reikia skirti nemažai laiko, verslas laiko neturi. Geriau tą laiką skirti verslui daryti, o ne nagrinėti, sakykime, teisinę bazę, kokios yra galimybės pasinaudoti parama. Bet iš to, ką aš girdžiu, tai turbūt ir projektų rašytojams, ar ne, projektų rengėjams, turbūt vis tiek nėra labai patogu, sakykime, kai susiduri su ypač nauja verslo užklausa, su kuria nesidirbęs prieš tai, ar ne, pirmas kartas yra, kai kreipiasi klientas, turbūt irgi užtrunka laiko atžvilgių bent jau surasti jam tinkamą priemonę, ar ne?
Na, pasakysiu taip, pradedantiesiems projektų rengėjams tai tikrai gali būti sudėtinga greitai suvokti, kokios yra galimybės, kur reikėtų kreiptis ir panašiai. Turintiems konsultantams, projektų rengėjams, turintiems daugiau patirties, iš tikrųjų lengviau ir greičiau visą tai surasti, sužinoti, nes ta administravimo sistema, investicijų skirimo sistema yra nusistovėjusi ir jau žinoma ne vieneri metai, kokia agentūra atsakinga už kokias priemonės, už kokias finansinės priemonės. Kai išeina, prasideda naujas programavimo laikotarpis, yra nauji prioritetai, naujos priemonės, tam reikia daugiau laiko skirti, susipažinti vis dėlto, kokie yra niuansai, kokie yra aspektai, norint gauti finansavimo tam tikrą sumą. Kalbant apie GetFunded įrankį, kur turbūt, kaip žinai, ar ne, pagrindinis jo momentas yra tai, kad jisai automatizuos paiešką ir automatizuos tinkamų galimybių ar ne priskirimą konkrečiai įmoniai pagal jos duomenis, ar ne, kokio dydžio tai įmonė, kiek darbuotojų, ar ne, koks jos pelningumas. Kaip tai pakeis net ir projektų rengėjų darbą? Manau, kad tai palengvins projektų rengėjų darbą, nes nemažai laiko reikia skirti įsiaiškinti tuos bazinius dalykus, tai yra kokia įmonė, kur registruota, kokia finansinė situacija, kokia veikla pagaliau užsiima, ar neturi sunkumų įmonė. Tai šitie dalykai, šitos dalykus pačioje pradžioje, kontaktų su klientu pradžioje užtrunka sužinoti ir šitas įrankis iš tikrųjų padės sutaupyti laiko ir resursų vienareikšmiškai. Tokiu atveju jau ta įmonė, kurie naudosi šito įrankiu, bus jau garantija, kad jinai praėjo pirminę atranką ir tuomet bus galima daugiau laiko skirti generavimui, tai yra aprašymui, parengimui taip, kaip reikalauja to teisės aktai ir taisyklės. Ko palinkėtum verslui, kuris galvoja, bet vis nesiryžta pamėginti pateikti paraišką ar, nežinau, pamėginti gauti finansavimą? Aš verslui, ypač smulkiam verslui, palinkėčiau galvoti, kur jie norėtų būti už metų arba 3 metų ir pradėti daryti tam tikrus veiksmus. Tai susirasti kompetitingus ir patirtį turinčius konsultantus. Dar geriau pradėti naudotis GetFunded įrankiu, užsiregistruoti, suvesti informaciją ir atėjus laikui įrankis informuos juos, kad yra tam tikra galimybė pasinaudoti finansavimo. Ir tokiu būdu nereikės jiems patiems ieškoti informacijos apie finansavimo galimybės, nereikės skaityti dokumentų, tikrinti, ar jie atitinka pareiškėjams keliamus reikalavimus ir panašiai. Taip. Gerai, tai ką, Aivarai, ačiū tau labai šiandien už pokalbį. Dėkui, kad pakalbinot. Iki.